Marina. Čia ne šitas. Oi. Sveiki, mielieji. Šiandieną rubrikoje Ką veikti mes siūlome ne naują, bet įdomią ir laiko patikrintą bei specialistų išnagrinėtą elgseną, kuri vadinasi savigrauža arba liaudiškai tariant parkis. Jų yra įvairių rūšių, todėl mes dabar siūlome peržvelgti dažniausiai pasitaikančias. Bet jeigu dabar nepataiks, tai tikrai būsiu durna. Net nepataiks. Tai tu tai gali būt durna, nu bet tai aš! Kas du oras, aš nesuprantu, išeini, saulė šviečia, kaitina. Nenoriu. Skenerkyka. 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 Dama. Kalbiname psichologę Ironiją Palempienę. Ji mums pasistengs atsakyti, kas tai per elgsenos. Taigi, sakykite, Ironija. Na, matote, iš tikrųjų, ta savigrauža yra, ko gero, kiekvienas iš mūsų su šia, negaliu sakyti, kad tai yra liga, dažniausiai iš tikrųjų susidurėme gyvenime ir norėčiau pastebėti, kad aš atlikau su pacientais SSGG analizę. Tyrimas parodė, jog ypatingai šiuolaikinio jaunimo tarpe labai gausu yra savigraužos. Derėtų visų pirma pakeisti truputėlį gyvenimo būdą, galbūt draugus, mitybą, nebevalgyti greito maisto, nebevalgyti modifikuotų produktų, nes, kaip žinome, tai iš tikrųjų kenkia ir mergaičių tiek lytiniam brendimui, tiek vaikinų. Gali būti, kad ateityje sulauksime potencijos problemų vyrų tarpe. Didelė grėsmė daugybės globalizacijos, tokių kaip po darinių, iškyla žmonijai. Savigraužos rūšis yra kelios. Tai pagrįstos, taip? Pagrįstos, būtent. Ir yra nepagrįsta savigrauža. Susidūrėme su pacientais, kurie keletas turi tą nepagrįstą savigraužos rūšį, o kiti turi pagrįstąją. Taigi aš manau, kad geriausia būtų toliau konsultuoti su manimi, psichologu. Ir aš manau, kad pasieksime tikrai geriau rezultatų ir tie žmonės, kurie turėjo nepagrįstą savigraužos rūšį, jie ir turės, o tie, kurie turėjo pagrįstą, jie taipogi ją turės ir toliau. Pasak mūsų psichologės, savigraužos reiškinys yra labai dažnas. Ir apskritai, kodėl aš čia filmuoju šitą nesąmonę, aš niekam nereikėčiau iš tikrųjų netgi šito dalyko veikti, kas yra mano rubrika būdinga. Ir iš tikrųjų nesąmonė iš viso nefilmuok, ką man valdžia pasakys, nefilmuot pasakiau.